Taip, labas rytas, gerbiami tarybos nariai. Tarybos posėdžio svečiai, 10 valandą pradedam tarybos posėdį, eilinį tarybos posėdį. Ačiū už atvykimą. Tarybos posėdėje dalyvauja 23 tarybos narys, absoliuti dauguma nedalyvauja dėl nežinomų priežasčių tarybos narys Pavel Bandalevič ir Jaroslav Wojciechovič. Galime pradėti. Taip, prašau registruotis. Visi užsiregistravę. Pradedam svarstyti sprendimų projektus. Pirmas projektas dėl darbotvarkės patvirtinimo. Turime 14-15 sprendimų. Vienas papildomas, jeigu turite kažkokių klausimų, jeigu ne, siūlau tvirtinti darbotvarkę. Vienbalsiai darbotvarkė patvirtinta, pradedam svarstyti antrą sprendimo projektą. PR 120208 dėl Šalčykūrėnų savivaldybės tarybos 24 metų vasario 13 dienos sprendimo dėl Šalčykų rajono savivaldybės 24 metų biudžeto patvirtinimo dalinio pakeitimo. Kviečiu į tribūną skyriaus vedėją Eleną Ulianovič. Taip, leidžiam nusišalinti. Jau išėjo ir nepaklausė. Leidžiam, taip. Taip, gerai, prašau. Gerbiami tarybos nariai, prašau pritarti projektui ir leisti patikslinti biudžetą pagal projektą, didinant arba mažinant atitinkamai biudžetą pagal teisės aktus bei atsižvelgiant į mūsų biudžetinių įstaigų prašymus ir seniūnijų prašymus, išeinant iš finansinės situacijos. Taip, ar turime klausimų? Kas nori pasisakyti? Nėra norinčių. Galime balsuoti? Kviečiu priimti sprendimą. Vyksta balsavimas. Taip, rezultatai tokie: 18 už, sprendimas priimtas ir 5 tarybos nariai nedalyvavo, nusišalino nuo balsavimo. Ačiū. Sprendimas priimtas. Ačiū vedėjai. Trečias sprendimo projektas dėl valstybės turto perėjimo Šalčykūrėnų savivaldybės nuosavybėn. Prašau, administracijos direktorius Grzegorz Jurgo. Gerbimi tarybos nariai, Baltosios Vokės Šilo gimnazija perduoda jai jos šiuo metu nenaudojamą turtą. Prašau perduoti turtą. Gerbimi tarybos nariai, toliau vykdoma teisinė registracija, savivaldybės turto, vykdom kelių registraciją. Prašau perimti savivaldybės nuosavybėn turtą, tai yra kelius pagal sąrašą. Šiandien ketinam perimti 33 kelius. Ačiū direktoriui, prašau, klausimą turime, neturime, kviečiu balsuoti. Tai sekundėlė, tuoj prašau. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ketvirtas, dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę biudžetinėms įstaigoms.
Taip, Baltosios Vokės Šilo gimnazija, kaip jau minėjau, perduoda jos nenaudojamą turtą. Tai prašau perduoti kitoms biudžetinėms įstaigoms, tai yra Baltosios Vokės lopšeliui, darželiui ir Eišiškių muzikos mokyklai po 2 interaktyvias lentes ir po projektorių. Tai kviečiu balsuoti, tai priimti sprendimą. Vienbalsiai sprendimas priimtas, ačiū tarybos nariams, ačiū direktoriui. 5 sprendimo projektas PR120204 dėl pritarimo gyventi projektą sveikatos centro modelio diegimą Šalčininkų rajono savivaldybė, skyriaus vedėja Donata Ašmankevičienė. Labadiena, gerbimi tarybos nariai, prašome pritarti teikiamam projektui dėl sveikatos centro modelio diegimo Šalčininkų rajono savivaldybėje. Taip, tarybos nariai gal konkrečiau, tada prašau klausti, ar norite pasisakyti. Tai nėra tokio noro, yra noras balsuoti. Kviečiu balsuoti bei priimti sprendimą. Vienbalsiai ačiū, sprendimas priimtas. 6 projektas dėl pritarimo įgyventi projektą sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas iš Šalčininkų rajono gydymo įstaigas. Gerbimi tarybos nariai, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija rugsėjo pabaigoje teiks projektą sveikatos priežiūros specialistų pritraukimą į Šalčininkų rajono gydymo įstaigas. Prašome pritarti projektui. Projektas bus 100% finansuojamas. Taip, kviečiu tarybos narius balsuoti. Taip pat vienbalsiai sprendimas priimtas, ačiū. Sekantis sprendimo projektas dėl pritarimo projekto socialinių dirbtuvių įkūrimas Šalčininkų rajono savivaldybėje įgyvendinimo plano rengimui ir įgyvendinimui. Gerbimi tarybos nariai, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ruošiasi teikti projekto paraišką dėl socialinių dirbtuvių įkūrimo. Dirbtuvės bus įkurtos socialinio intelekto žmonių globos bendrijoje ir skirtos proto ir psichinę negalią turintiems asmenims užimtumui užtikrinti. Prie projekto prašome prisidėti 15% savivaldybės biudžeto lėšomis. Klausimų? Neturime, prašau balsuoti. Vienbalsiai prabalsavote, sprendimas priimtas, ačiū. 8 projektas dėl pritarimo projektui psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvioji intervencija, pagalba ir žalos mažinimas. Gerbimi tarybos nariai, Šalčininkų visuomenės sveikatos biuras partnerio teisėmis dalyvaus projekte psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija ir pagalba ir žalos mažinimas. Projekto pareiškėjas yra narkotikų ir tabako kontrolės departamentas ir tai praktiškai yra ankstyvosios intervencijos programos tęsinys, kuriam finansavimas bus skiriamas iš ES lėšų. Ačiū už informaciją, prašau dar, gal klausimų turime? Neturime, kviečiu balsuoti. Ačiū tarybos nariams, sprendimas vienbalsiai priimtas. 9 sprendimo projektas dėl pritarimo dalyvauti 21-27 metų Interreg Lietuvos ir Lenkijos programos projekte, Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono bendruomenių įtraukimas į aplinkos gerovės praktikas ir tvaraus bendradarbiavimo skatinimo. Gerbimi tarybos nariai, vasario mėnesį Šalčininkų rajono savivaldybės administracija su partneriais iš Lenkijos Respublikos bei Vilkiškių turizmo ir jaunimo centrų teikia paraišką. Paraiška gavo finansavimą, prašome prie numatomo projekto skirti 20% biudžeto lėšų.
Projektas yra skirtas jaunimui, bus išvykos, stovyklos bei įsigijamas turtas. Tie projektai yra minkštieji, nėra skirti infrastruktūrai tvarkyti. Taip, kviečiu balsuoti. Ačiū. Sprendimas vienbalsiai priimtas. Taip, ačiū. Dar vienas sprendimas dėl pritarimo dalyvauti Šalčininkų rajono turizmo ir jaunimo centrų Interreg Lietuvos ir Lenkijos programos projekte nauji turizmo produktai kaip kultūros paveldo švietimo ir bendradarbiavimo tarp Kenčino ir Šalčininkų rajono sąveika. Gerbiami tarybos nariai, taip pat vasario mėnesį Vilkiškių turizmo ir jaunimo centro administracija bei Kenčino savivaldybė teikia bendrą projektą. Rugpjūčio mėnesį gavome informaciją, kad projektui bus skiriamas finansavimas. Jis yra skirtas turizmo veikloms skatinti, bei projekto veiklose bus įsigytos baidarės bei priekaba prie baidarių. Tie projektai yra minkšti, nes ir kvietimas buvo skirtas būtent tokiom nedideliam veiklom. Prašau priimti sprendimą. Ačiū labai. Taip, 23 už, sprendimas priimtas, ačiū tarybos nariams. Ačiū vedėjai. 11 sprendimas dėl mokėjimo už socialinės paslaugas Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimas, skyriaus vedėja Regina Sokolovič. Gerbiami tarybos nariai, nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo pakeitimai susiję su mokėjimu už socialinės paslaugas. Tai atsižvelgiant į tai buvo paruošta nauja tvarka, kurioje iš esmės pakeistos mokėjimo sąlygos, dydžiai, apskaitomos pajamos ir turto mokėjimai už socialinės paslaugos bei kiti pakeitimai. Tai prašau patvirtinti pagal pateiktą projektą. Galime tvirtinti. Patvirtinkite, prašau. Taip, dar ne visi. Nebalsuoja, taip? Taip, ačiū. Sprendimas priimtas, 23 tarybos nariai prabalsavo už. Visi dalyvaujantis tarybos posėdėje. Dabar sekantis sprendimo projektas dėl pagalbos pinigų globėjams, rūpintojams, budintiems globotojams, nuolatiniams globotojams, šeiminoms globojantiems, be tėvų globos likusius vaikus, skirimo ir panaudojimo Šalčininkų rajono savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo. Taip, gerai. Leidžiame nusišalinti tarybos nariai. Gerbiami tarybos nariai, čia taip pat socialinių paslaugų įstatymo vienas iš pakeitimų buvo, kad atsirado nauja tokia savoka nuolatinis globotojas. Buvo budintis globotojas, globėjas ir dabar atsirado nuolatinis globotojas. Tai čia fizinis asmuo, kuris sudaręs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su mūsų globos centru, galės prižiūrėti vieną ar daugiau vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, kuriems yra nustatyta arba bus nustatyta nuolatinė globa ir kurie nebus susiję giminystės ryšiais. Tai va dėl to ir pakeitimo ir buvo paruošta nauja redakcija šitos tvarkos. Pagalbos pinigai nesikeičia, kai buvo mokami tokiais dydžiais, taip ir liko. Ir čia tokia yra, kaip pagal rekomendaciją, nurodyta teisės aktuose. Tai prašau patvirtinti pagal pateiktą projektą.
Taip, tarybos narė Alicija Šarbaitė, prašau. Pane Regina, o tas nuolatinis globotojas, tai sąlygos gyvenimo bus tikrinamos prieš tai, kai mes tą statusą jiems suteiksime? Taip, ten jis turi turėti ir baigęs ir specialiosius kursus, turėti tą pažymą ir taip pat ir sąlygos jo bus tikrinamos, viskas taip. Kas dar? Nėra klausimų. Prašau balsuoti. Taip, 22 tarybos nariai prabalsavo už, viena tarybos narė nusišalino nuo balsavimo, sprendimas priimtas. 13 sprendimo projektas dėl Šalčio šeimos ir vaikų gerovės centrų budinčio globotojo, nuolatinio globotojo ir globėjo rūpintojo veiklos finansavimo Šalčio savivaldybėje tvarkos aprašų patvirtinimu. Taip, šiame tarybos sprendimo projekte taip pat yra budinčio globotojo savoka atsirado ir čia yra įrašytas visas finansavimas, kokį gauna paprastas globėjas, budintis globotojas ir nuolatinis globotojas. Tai čia dydžiai nepasikeitė, liko tie patys, tik yra įrašytas budinčio nuolatinio globotojo visas finansavimas, kuris jam priklauso. Tai prašau patvirtinti pagal pateiktą projektą. Taip, tarybos narys Robertas Kovgeris. Labadiena, komitete irgi klausiau to pačio klausimu, tai galbūt mero paklausiu, ar buvo numatyta galimai realus poreikis tokio finansavimo ir biudžetas būtų pajėgus, jeigu šiai dienai visi globotojai ateitų paprašyti to finansavimo pagal naują tvarkos aprašą, nes kaip gerbama Regina pasakė, jeigu reikėtų, tai rasim. Ačiū. Taip, atsakymas buvo realus, jeigu reikėtų, tai rasim. Aišku, kol kas biudžetas nėra vykdomas, bet čia pirmeilinis reikalas. Tai budėtojams todėl, kad vaikus mes nepaliksime, o globėjams reikia mokėti. Tai gal tada kartu pasitarsime kartu ir surasime kompromisinį variantą, jeigu biudžetas bus nevykdomas. Dar? Nėra, prašau balsuoti. Taip, balsuojame. 22 už. Tarybos narė prabalsavo, ačiū. Tarybos narė nebalsavo, nusišalino nuo balsavimo. Ponia Slavinska. Dabar sekantis tarybos sprendimo projektas, 14, dėl vidutinės kietoje ar kitokio kuro kainos, taikomos apskaičiuojant kuro būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti, išlaidų kompensaciją Šalčio rajono savivaldybei patvirtinimo. Taip, pagal pateiktą projektą prašome patvirtinti kūro, būstų išlydė ir karštam vandeniui paruošti, išlaidų kompensacijoms teikiamas kainas. Malkoms, pjuvenų granulėms, durpių briketams, akmens anglim, dizeliniam kūrui, suskaitinam naftom dujų. Čia tas kūras, kurio šildomas yra mūsų rajono gyventojų gyvenamieji būstai. Tai kai kurie atpigo, kūras, kai kuris yra pabrango, tai prašau patvirtinti pagal pateiktą projektą. Taip, turtą skaičiuosim. Už praeitą šildymo sezoną buvo išmokėta 1 200 000 eurų už šildymo išlaidoms. 2300 šeimų gavo šildymo išlaidų kompensacijos. Buvo ir tokių, kuriems neišėjo tiesiog dėl to turimo turto. Kas dar? Neturime klausimų. Tai prašau balsuoti, priimti sprendimą. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū tarybos nariams. 15 sprendimo projektas dėl Šalčio rajono savivaldybės tarybos. Ar viskas tvarkoj, tai? 15.
Taip, dėl Šalčio rajono savivaldybės tarybos 23 metų balandžio 27 dienos sprendimo numeris 35 dėl atstovų skirimo Šalčio rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos dalinio pakeitimo. Nuo šių metų rugsėjo 20 dienos pirminės sveikatos priežiūros centrui pradėjo vadovauti nauja direktorė ir dėl kilusio viešųjų ir privačių interesų konflikto iš stebėtojų tarybos atsistatydino vicemeras Josif Rybak. Todėl siūlome įrašyti į viešosios įstaigos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą vicemerą Valdemarą Sliževskį. Klausimų turime. Prašau patvirtinti. Prašau. Paklauskite, vicemeras yra vietoje. Taip, dalyvausim veikloj, taip aišku. Kas dar? Balsuojame. Tai. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū tarybos nariams, ačiū vedėjai. Darbotvarkė baigta. Ačiū Jums visiems už dalyvavimą. Tarybos posėdis baigtas. O dabar